Toliau žiūrit pirmą kartą su žvaigžde, ką ten su žvaigžde su 2 žvaigždėm. Erikas Santos bei Mino iš turkiškų mados namų keliauja į turkiškus maldos namus. Tik va, viena bėda. Erikas su trumpučiu sijonėliu, didžiulė iškirpte ir rožiniais aukštakulniais į vidų eit negali. Nepagalvokit, kad šie reikalavimai skirti tik turistams. Musulmonėms moterims galioja tos pačios taisyklės. Visą tai tam, kad moteris neblaškytų ten besimeldžiančių vyrų dėmesio. Nu, šitų tai tikrai nerasi savo rožinių batelių. Aš garantuoju, tave visą turgų žiūrėjau į tos rožinius batelius. Kai ėjome į mečetę, tai man, aišku, iš karto kilo klausimas, kodėl reikėjo batus nusimti. Tai čia neaišku, kilimas, bet tai kažkokia kultūros dalis yra. Paskui, todėl, kad apdėjau man tą sijoną, man labai įdomu buvo, kodėl, taigi nieks manęs nemato tenai. O baisiausia tai, kad uždengė galvą, aišku. Netrukus visas Erikos grožis ir seksualumas buvo paslėptas po ilgų sijonų ir juoda skara. Na, bet tikėkimės, kad Erika nenusiminė, juk tai tik trumpam. Na, o dabar pirmyn į vidų. O kur Dievas? Dievas visiems vienas, tik tai skirtingais vardais vadinamas. Pas jos toks Dievas. Mečetės viduje Erikai ir Mino iškilo dar daugiau neatsakytų klausimų. Čia nėra nei altoriaus, nei šventųjų statulų, nei degančių žvakučių, visiškai kitaip nei pas mus. Mečetėje taip, Erika kažkaip užklausė manęs apie kur tas prikaltas Dievas. Negaliu tiksliai pasakyti, ar čia buvo neišprusimas, ar čia buvo juokelis. Aš manau, kad tai buvo juokelis. Valiutų kursai. Lentelė, kurioje surašytas maldų pradžios laikas, Erikai asocijavosi su valiutų kursais. Akivaizdu, šios moters gyslom teka tikros verslininkės kraujas. Bet juokais, gerbėmieji, bent kartą gyvenime apsilankyti šioje vietoje iš tiesų verta. Iš tikrųjų, man labai įdomu buvo, dėl ko apsirengia taip, kodėl praktiškai nėra to Dievo prikalto prie kryžiaus. Ir visi meldžiasi ir labai įdomu buvo sužinoti, kodėl kultūros tą dalį labai. Bet man skara visai nieko, žinau. Tau visai tiko, aš manau. Nu, bet jau sijonas, tai, mano stilius. Nu, grįžti į civilizaciją rožinę savo. Jetu, kokia aš dabar jetu, nedora kokia jaučiuosi, eik tu savo. Jinai jau kaip ir priprato paskui išeidama prie tų kitų spalvų, sako, o tai dabar man reikės savo tą gražųjį uždangalą atiduoti, vėl grįžti į tą rožinę spalvą, tai gal dar keletas dienų gali sugebėtų atsisakyti čia turkai pabūstų savo barbiškumų iš tikrųjų. Giliam Mino nusivylimui Erika ir ryškios spalvos 2 neatsiejami dalykai. Vykdama į pasiplaukimą guminę valtį, Erika pasipuošė ne ką mažiau įspūdingai. Beje, puikiai nuotaika bei šypsena veide, kaip ir rožinė spalva, neatsiejama Erikos įvaizdžio dalis. Kol Erika šoko ir linksminos autobusiuke, Mino kukliai lingavo į taktą ir kažką įtemptai galvojo apie Erikos pasirodymą. Nežinau, tai yra jaunatviška, čia tai tikrai nefifiška. Kaip visada, čia mūsų kelionės gavosi juokelis, išskyrus rožinius batelius ir jos, ir tam tikrą aprangą, kurią jinai nusipirka, ne tą dydį, vietoj M nusiperka S ir truputėlį netelpa savyje. Tai viskas pas ją būtų normalu. Man patinka taip save matyti. Ir be abejo, neinu krosą bėgti su aukštakulniais bateliais. Paprasčiausiai, aš nežinau, kur mes eisime išvyką. Galbūt užeisime į kažkokį restoraną, galbūt ten dar kažką tai tokio. Tai paprasčiausiai apsirengiau taip, kaip man atrodė gražu ir kur visur galėčiau pritapti. Su elegantiškais aukštakulniais Erika pritampa visur. Ši išvyka neišimtis. Tiesa, tik išlipus iš autobusiuko, kaip mat krito į akis ten dirbančiam vyrukui. O kaipgi ne? Šiame kaime šviesiaplaukės gražuolės avinčios aukštakulnius retas egzempliorius. O jei dar pašoka... Teisybė, Erikos pasirodymų susidomėjo ne tik ten dirbantis personalas. Močiutės sėdinčios netoliese tokio reginio dar nebuvo mačiusios. Nežinia, ar už gražias akis, ar už patikusį šokį Erika buvo apdovanota apyrankę. Ši dovana ją nepaprastai pradžiugino, tad moteris savo pasirodymą tęsė toliau, o šokiams pasibaigus Erika suskubo savo laimėjimu pasigirti Mino. Neuždyką man duoda. Aišku, kad ne. Ką neuždyką? Tai kur sakė man vakare, tai va, išleiskit tą merginą, kurią eik. Pamatysi grįžtant. Matei, geri žmonės, gerai. Elgės. Dar vienas, žiūrėk. Kas tau sakė?
Aš tau sakau, dyką duoda geri žmonės. Taip. Už šypseną. Taip. Jinai įrodinėjo, kad jai apyrankė tenai pardavėjas padovanoja už nieką, iš geros širdies. Ir aš bandžiau jai įrodyti, kad klausyk, ne visom dovanoja iš geros širdies. Ir ne visiems dovanoja. Kažkodėl tai man tai nedovanoja. Ir kažkodėl, kurie ateitų be... tai nedovanotų tos apyrankės. Ir taip tikrai nebūna. Dar keletas minučių kelionės autobuse ir keliautojai jau vietoj. Pripučiami plaustai jau paruošti, beliko išsirinkti tinkamus kostiumus ir avalinę. Giliam Erikos nusivylimui bent kuriam laikui jai teks atsisveikinti su savo aukštakulniais, bet tai nebėda, moteris netrukus atrado rožinės spalvos guminį pakaitalą ir tai tiesiog puiku, Einu rengti. Dievo žinia, jau Erika ruošiasi valtelę lipti su pėdkelnėm, užsimaukšlinus hidrokostiumą tiesiog ant jų. Jinai vienodai eina ir į miestą, į centrą, ir į mečetę, ir į raftingą. Tai gerai, kad ten batukų turėjo, tai mes galėjom nuimti jos kablukus, nes būtumėm turbūt paskendę pačią pirmą minutę, kai su kablukais būtų pradūrus mūsų valtelę. Tai džiaugiamės, kad turi pasiruošę jie batukų guminių. Tik įlipus į valtį trumpiems apmokymams, tarp Erikos ir instruktoriaus kilo ginčas. Нет, ты садишься туда, я вон. Хорошо, ладно. Šiaip taip išsiaiškinę, kuris sėdės, keliautojai jau netrukus atsidūrė vandenį. 1-2 valtelė pajudėjo nuo kranto tolyn. Ekstremalūs pojūčiai jau visai čia pat, visi pasiruošę. Kiekvieną vasarą aš plaukiu su savo tėčio vandens limuzinu ir jis va būtent Extreme. Aš mėgstu ekstremalius sportus, viską, kas visiškai netitinka va tos va barbės silueto ir aukštakulnių batelių. 1-2, štai ir pirmas lengstis, ar pavyks įveikti neapsivertus? Nagi. Šiandieną turbūt buvo linksmiausia mūsų išvyka, ekstremaliausia. To, ko aš laukiau, ko nebuvau bandęs, tai raftingas, plaukimas kalnų upe, baidarino, ar kaip ten vadinasi, mūsų ten tas plaustas. Tai iš tiesų neįsivaizduoju, kad kas nors geriau čia gali būti. Ten kalnai, ten gamta, ten ekstremalumas, vanduo, geras, gaivus upės vanduo, šaltas, bet tai vis tiek tai sukelia ekstremą. Tai iš tiesų buvo, manau, ir Erikai, ir man viena geriausių pramogų. Kol kas kelionė upe sekas kuo puikiausia. Kokios nuotaikos tvyro laive. Pasirodo irgi liuks. Antrasis lengstis, kaip ir kiti, buvo įvyktas sėkmingai. Praplaukę visą maršrutą, keliautojai netrukus grįžo į krantą. Visi patenkinti, linksmi. Ar gali būti kitaip po geros adrenalinų dozės? Grįžusi atgal į viešbutį, Erika su kompiuteriu rankoj patraukė į viešbučio holą. Čia apsilanko kone kasdien, mat šioje kelionėje moteris ne tik atostogauja, bet ir keletą valandų per dieną tvarko darbinius reikalus. Tačiau šį kartą Erika čia atkeliavo ne tik darbiniais reikalais. Tiesa, jog Mino yra dainininkas, o ne italų kalbos dėstytojas, kaip Erika manė visą savaitę, išsiaiškint pakako vos per kelias minutes. Ir nors Erika turėjo tam tikrų įtarimų, jog jis kažką slepia, ši naujiena trenkė kaip iš giedro dangaus. Sužinojusi, kad Mino yra dainininkas. Šiaip tai buvo visiškai atsitiktinai. Girdėjau visą savaitę jį vadinant Mino. Galvoju, kodėl ne Mindė, kaip aš vadinu, arba Mindaugas, arba kažkokio kitokio vardu. Ir galvoju, aš nueisiu pasižiūrėti, nes pas jį toks nuostabus balsas. Galvoju, jis tikrai kažką tai nuo manęs slepia. Ar įsižeidė Erika sužinojus, jog Mino visą savaitę mulkino, paaiškės jau visai netrukus. Mat šiandien paskutinė atostogų Turkijoje diena ir Erika netrukus turės gerą progą išdėstyti visą tiesą savo partneriui į akis. Paskutinį vakarą Mino su savo pakeleivę nutarė praleisti jaukioj sultoniškoj ložiai. Erika šiandien nutarė išsakyti viską, ką jaučia ir galvoja apie šaibiškai prabėgusią atostogų savaitę. Ar ji nusivylė savo kelionės partneriu, paaiškėjus, jog Mino visą savaitę apgaudinėjo ir nuo pat kelionės pradžios leido Erikai manyti, jog žvaigždė šioje kelionėje yra ji? Žinai ką? Nežinau ką. Sužinau vieną dalyką apie tave.
ko tu apie mane negalėjai sužinoti, ko tu jau apie savaitę? Labai paslaptingas. Visą savaitę buvai. Ir aš sužinojau vieną dalyką. Taip, visiškai netyčia žiūrėjau į mailus, visą laiką dirbau. Ir galvoju, visi tave vadina Mina. Aš tave Mindė. Čia, kad trumpiau būtų, kad nesunku užsieniečiam. Pirmą kartą girdžiu Mindaugą, kurį vadina Mina. Ir taip, įėjau į lietuviškus puslapius, Miną įsivedžiau. Žinai, ką radau? Kad tu esi dainininkas. Mėgstu, per balius ypatingai mėgstu dainuoti. Eik, tu melagi. Žinai ką, labai atsiprašau, kad tavęs net pažinau. Kodėl tu atsiprašai? Šiaip tai, kiek supratau, tu esi žymus. Tai šiandieną vis dėlto ta diena, kai mes priėjom tą mūsų gražios draugystės liepto galą ir to nežinojimo išaiškinimą, kad šitame projekte, kaip man nesmagu sakyti, tarsi aš buvau atrinktas kaip žvaigždė, kaip artistas, kaip dainininkas, o jinai buvo paimtas kaip paprastas asmuo važiuoti. O tu nenori siurprizų paskutinį vakarą? Tai mano vizitinė kortelė. 2. Oi, tai, negaliu patikėti. Asmenišką žinutę parašysiu ant jų tau. Asmeniškai parašyk, prašoma, kol aš čia neplepusiu. Aš galvoju, ko tu toks talentingas. Ačiū. Aš tau iš karto sakiau, kad pas tave balsas, tai super. Prašom. Mino, raitydamas savo autografą ant kompaktinės plokštelės, mąstė apie prabėgusį laiką kartu. Jis pasirodo taip pat turi ką pasakyti savo pakeleiviai. Aš galų gale galiu pripažinti, kad fifiškumo yra, bet aš tai niekada nevadinu ten kažkokio, tai nėra labai blogas bruožas. Bet dėja, dideliam mano kolegų ir kitų nusivylimui, tu nesi kvaila blondinė. Dėja, nesi. Dėja? Dėja, nesi. Ačiū Dievui, nesi. Viskas su tavimi yra tvarkoje. Išskyrus rožinius batelius, viskas yra tvarkoje. 5. Mindaugas yra labai romantiškas, labai geras draugas, labai rūpinasi kitu. Ir manau, kad ne tik tai manim, vien tik todėl, kad aš jo partnerė šioje kelionėje buvau. Tuo pasisėdėjimo, pasikalbėjimo Erikos laukia dar viena staigmena. Viena romantiškiausių dainų iš Mino repertuaro. Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come ma mi è entrata dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai. E tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come una stereo in camera di chi da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei, vivo per lei. Tai va, Mindaugai, labai malonu su tavim susipažinti ir linkiu tau labai didelės karjeros, kad dažniau tave matyčiau žurnaluose ir be abejo susirasti savo širdies draugę visam gyvenimui. Tai galbūt ir paskutinį žodį tardamas noriu, Erika, tau palinkėti iš tiesų, galbūt net nesustoti, būt tokia, kokia tu esi, gyventi taip, kaip tu nori. Jeigu netyčia, bet taip netyčia, kad tu vėl neįsižeistum, turėsi kažkokių problemų, arba šiaip galėtum paklausyti mano patarimo, tai gali kreiptis į Petruškevičių ar kažkaip taip, vėl ten spalvų
drabužėlių, patarimų. Tai patarimų. O šiaip tai labai fainai. Kaip ir sakiau, nepasitvirtino ta nuomonė, kad tu esi blondzinka, kad tu esi kvaila ir tik tai šiaip savo buvimu dėmesį trauki. Viskas su tavimi yra gerai. Fainas esi žmogutis ir dar turi vyrą ir 6 vaikus ir sugebi turėti savo tą bizniuką. Tai tikrai esi protinga moteris. Sėkmės tau, išlaikyk visą tą.